šiandien aš trumpai pabandysiu pristatyti jums apie žmogaus savijautą, kas tai yra, kas yra sveikas žmogus ir kaip galbūt gali tą visą žmogaus savijautą įtakoti tiek biomechanika, biochemija vykstanti mūsų organizmuose, bei emocijos, kitaip sakant, psichosomatika. Turbūt esat girdėję, kad yra keletas požiūrių į sveiką gyvenseną ir į patį žmogų. Tai vienas yra klasikinė medicina ir yra holistinė medicina. Klasikinė medicina, tai kaip ir aišku, turime esamas struktūras, radiologiniai įvairūs tyrimai, pažeidimai, operacijos, reabilitacijos. O holistinis požiūris truputėlį yra šiek tiek sudėtingesnis ir gilesnis. Kaip manot, kas yra sveikata, sveikas žmogus? Trumpai. Kai nieko neskauda, kai viskas gerai, žmogus nejaučia jokio visiškai diskomforto. Teisingai. Bet pats požiūris yra šiek tiek iš tiesų truputėlį gilesnis, nes visą žmogaus sveikatą sudaro 3 komponentai. Tai yra biomechanika, tai yra struktūra mūsų viso kūno organizmo, biochemija, tai yra visi įvairūs cheminės reakcijos, kurios vyksta mūsų organizmuose kiekvieną dieną ir jų vyksta milijonai. Ir psichosomatika, emocijos, kiekvieną dieną, kas mūsų erzina, kas sudirgina, kažkas nepavyko, kažkas nesigavo. Mūsų kūnas veikia kaip kompleksinė sistema, turim labai daug įvairių sistemų, nervinių, endokrinologinių, reprodukcinių, kaulų raumenų struktūrų sistemas ir visos tos sistemos pas mus turi veikti darniai. Ir būtent ta darna visų šių sistemų ir sudaro visą sveiką žmogų. Kaip ir minėjau, sveikas žmogus nėra tas, kuriam nieko neskauda. Sveikas žmogus yra tas, kurio organizmas geba prisitaikyti prie kintančios aplinkos, kurio organizmas po traumų sugeba atsistatyti. Tarkim, patyrė traumą, patempimas, 2-3 savaitės, gal net greičiau, skausmas turėtų dingti, bet būna jis trunka mėnesį, trunka 2 ir niekaip tas skausmas nedingsta. Vadinasi, visos šios struktūros tarpusavio funkcijas jau yra praradusios. Kažkuri iš jų yra jau netokia funkcionali ir kūnas pradeda kompensuoti ir negali savęs gydyti. Tai pati biomechanika, jinai nagrinėja mūsų kūno judesius. Taip, tai yra ir kaip juda mūsų kaulai, mūsų raumenys ir kokia yra funkcija tarp jų ir kaip visa tai tarpusavyje koreliuoja. Kadangi daug sėdimo darbo dabar žmonės pagrindė sėdi ir tos laikysenos pas mus labai keičiasi, atsiranda kuprelės, kaklai priekį išlinksta, atsiranda dažnai pas moteris našlės kupra vadinama ir aišku, pirma mintis eiti išsimasažuoti. Taip, masažas padeda, kadangi ten vyksta limfostazė, limfos nutekėjimas sumažėja, bet gydymas yra truputėlį kitoks, nes reikia jau žiūrėti giliau, kodėl tas kūnas negali adaptuotis prie to sėdimo darbo ir ką toliau reikėtų daryti šitoje vietoje. Dabar pati struktūra. Esmė tave tokia, kad jeigu žmogus vėlgi sėdimas darbas, tai nėra taip, kad tik tais gali būti pečių skausmas, viršutinės dalies, gali skausmas prasidėti ir sąnarių, degeneraciniai įvairūs požymiai ir pokyčiai ir visa tai sukelia būtent tuos biomechaninius pokyčius, kada žmogus jau nebegali tinkamai vaikščioti, pradeda šlubuoti ir kažkurios kūno vietos pradeda kompensuoti visus judesius. Ir viena kūno apkrova pereina į kitą. Ir tada žmogus augodamas ten, tarkim, kairę koją, kairį klubą, daugiau svorio perneš į dešinę pusę. Ir su laiku ne tik tais kairės pusės skausmas bus, bet sakys, kad jau man skauda jau ir dešinė. Nebežinau, kaip čia toliau jau daryti, kad iš viso to skausmo nebebūtų. Taip, disbalansai patys. Paimkime, tarkim, dubenį. Pagrindinė viena ir dažniausiai pasitaikančių skausmų, tai yra apatinės nugaros dalies skausmas. Pagrindė dažniausiai būna dėl kryžkaulio nemobilumo. Kryžkaulis tai yra vienas iš dubens kaulų, per kurį vyksta visi ašiniai dubens judesiai. Sėdint, stovint, bėgiojant, vaikštant. Mes atliekam, kaip kineziterapeutai, osteopatai, atliekam tam tikras mobilizacinės technikas ir skausmas sumažėja. Bet būna atveju, kada atliekam tas technikas, žmogus sako, man vis tiek skauda. Vis tiek tas pats. Kaip tada? Nors skausmas yra būtent to vietoje. Vadinasi, problema yra kažkur kitur.
Viena iš jų gali, tarkim, būti pėda. Pėda tai yra atramos taškas. Pėda turi 3 atraminius taškus ir tos pėdos atrama gali būti pakitusi. Dėl kokių priežasčių? Plokščios pėdos gali būti funkcinis arba anatominis kojų ilgių skirtumas. Galiu garantuoti, iš visų čia esančių beveik 90% tikrai turės kažkuria koja ilgesnė. Dažniausiai tai būna funkcinis. Dėl dubens pokrypio, galbūt senos traumos, galbūt operacijos, randai dideli ir saugos. Taip pat gali būti ir anatominis kojų ilgių skirtumas, bet jau šitam gydymui jau reikia pasitelkti šiek tiek ir ortopedinės priemonės, kad būtų dubuo neutralioj padėti ir žmogus su tam tikra pagalba, vėlgi technikom, pratimais jau nebebūtų kažkokių tai skausmų ir disbalansų. Taip, pačios emocijos dabar. Šiek tiek kaip gali paveikti mūsų psichosomatiką. Turbūt pernai metais, atsimenat, buvo pas kažką miškai bėgus į kiemą, rodė per žinias čia. Atsimenat, gal buvo? Taip, ne? Tai va. Tai įsivaizduokit, dabar pas jūs į kiemą įlėkia meška. Jūs ten 5 metrai nuo jo stovit. Kokia pirma mintis? Bėgti kuo greičiau turbūt, ne? Ne? Kelt rankas? Paglostyt, pabandyt gal dar, ne? Tai va. Aktyvuojama yra simpatinė nervų sistema. Simpatinė nervų sistema yra atsakinga už mūsų organizmo kovos būtį, sakant, išlikimą visą. Ir ta simpatinė nervų sistema aktyvuoja širdies darbą, širdis pradeda labai greitai plakti, tam, kad kraujotaka būtų aktyvi, kad raumenys gautų maistinių medžiagų, kad jūs galėtumėte bėgti nuo meškos kiek įmanoma ilgiau ir kiek įmanoma toliau. Tada kraujotaka mažėja visam virškinimo trakte, kad kraujas maksimaliai būtų skirtas raumenims ir jūs galėtumėte išlėkti kiek įmanoma greičiau. Tada kvėpavimas padažnėja, kad deguonis nenutrūktų tiekimas visas ir ATP sintezė būtų vykdoma ir kiek įmanoma tos energijos būtų daugiau. Vyzdžiai įsiplečia, kad kiekvieną šakelę matytumėt po kojom, rastumėt, kur kiekvieną kampą pasislėpti, užlieską nuo tos meškos, kad pabėgtumėt. Ir aišku, prakaitavimas. Prakaitavimas yra termoreguliacinė funkcija, jeigu reikės bėgti ne 5 metrus, o tarkim 500, tai jūs pradėsite vis tiek prakaituoti, tai kūnas turi vėsinti save, kad kiek įmanoma jūs labiau paruoštų tam ilgesniam bėgimui nuo pačios meškos. Taip, patys biologiniai irgi procesai. Jie atsiranda vėlgi dėl hormoninių įvairių disbalansų, neurotransmiterių veiklos sutrikimo, mineralų ir vitaminų įsisavinimo bei trūkumo. Pavyzdžiui, cinkas. Kaip galvojat, kam reikalingas cinkas? Kažkas vis tiek turbūt vartoja, ne? Nagam, plaukam, ne? Taip, cinkas dar yra labai svarbus ir kasos funkcijai atlikti. Reikalingas labai svarbus ir imuninės sistemos veiklai ir labai svarbus nerviniai sistemai. Taip pat lytinių hormonų sintezei. Tai va, jeigu jo trūksta, paskui prasideda tam tikri niuansai, simptomatika susijusi su lėtiniu nuovargiu, prasta miego kokybė, nervinė sistema negali atsipalaiduoti. Taip, toliau pats vėlgi stresas. Jo labai daug gali būti, kaip sakant, atsimena tą, ne? Meška gali pas mus būti ne tik tais kieme, tai gali būti ir darbe, ir mokykloje, ir asmeniniam gyvenime. Ir tas stresas, jisai bus lėtinis. Vieną kartą suerzino kažkas, gerai, praėjo, bet tai kartojasi 2, 3, 5 ir tas stresas visą laiką toks, sakant, nuolatinis tampa ir jis tampa lėtiniu. Ir to pasiekoje, aišku, pradeda paveikti ir biocheminę pusę, tai yra prasčiau miegam, prastesnė mityba, mes tiesiog mažas apetitas būna, atsiranda tada ir vitaminų ir mineralų trūkumas ir dažnesni susirgimai, imuninė sistema jau būna silpnesnė. Taip, tas pats disbalansas ir labai svarbi homeostazė. Homeostazė tai yra tiesiog darna visuma viso organizmo ir visų sistemų. Kaip jas stengtis, kaip sakant, palaikyti? Hormoninis disbalansas ir vitaminų poreikis. Kiek iš jūsų dabar vartoja vitaminus, kokius nors papildus? Cinkas, taip, nuo meškos bėgti. Gerai, daugiau negu 70%. O jūs patys vartojat, ar kažkas liepė, rekomendavo? Patys, ne, gydytojas? Kiek iš jūsų patys ir kiek kažkas rekomendavo? Patys. Aha, o kiek kažkam rekomendavo? Taip. Mažesnė, o daugiau mes visi patys.
Tai va, visiems šitiem dalykam šiaip iš tiesų yra labai svarbu žinoti, ko mums iš tiesų trūksta. Tai tam yra svarbus kraujo tyrimai turi būti atlikti, nes mes galim paskui turėti tam tikrų medžiagų ir perteklių. O kai yra perteklius, irgi nėra gerai, nes gali atsirasti visokie simptomai papildomi ir pavadinkime tam netgi tikri apsinuodijimai, net ir vitaminais. Todėl labai svarbu žinoti, ko ir kada mums reikia. Aišku, jeigu jau žinot pagal savo simptomus, ko jums trūksta, jūs tada vartojate, nes turbūt tai yra ne pirmas kartas, viskas tvarkoja, bet jeigu yra pirmas kartas, vis tiek visą laiką rekomenduojama pasidaryti kraujo tyrimus, nueiti pas gydytoją ir pasakyti, kas yra ne taip. Taip, dabar truputėlį su pačia struktūra. Diafragma turbūt žinote, ne? Tai yra raumuo, kuris atsakingas pas mus už kvėpavimo funkciją. Taip? Emociškai diafragma dar turi tam tikrų irgi sąsajų, pavadinkime, su baime. Taip, ta baime gali irgi būti viskam, meškai, tiek jame, tiek darbe, tiek asmeniniam gyvenime. Vidaus organai pas mus nėra kaip akmenukai sumesti į maišelį. Jie tvirtinasi tam tikromis struktūromis, prie kaulinių struktūrų, prie minkštų audinių. Kiekvienas organas turi savo sąlyčio vietas. Ir kai jūs judat, kai jūs lankstotės, juda ne tik jūsų kūnas, ne tik kaulai, ne tik raumenys, juda ir vidaus organai. Bet kadangi mūsų nervinė sistema yra labai protinga, jeigu yra kažkokia mechaninis disbalansas ir mechaninė įtampa žarnyne, keisis jūsų laikysena. Truputėlį jūs busit pakreipę į vieną kažkurią tai pusę. Bet sakys, čia turbūt sėdimas darbas, darbas taip, bet jisai prisideda prie to. Pagrindė bus kažkokia mechaninė struktūra šitoj vietoj pačiam žarnyne. Ir, kaip matot, žarnynas, tada eina skrandis, nes nuo skrandžio žarnynas eina ir skrandis bei kepenys turi sąlyčio vietą su pačia diafragma. Jeigu žarnynas tempiamas kažkur šiek tiek žemyn struktūriškai, automatiškai šonkaulių lankai bus jau arčiau vienas kito. Keičiasi padėtis krūtinės ląstos ir vėlgi keičiasi pati laikysena. Kadangi diafragma turi inervacinius 2 nervus inervuoja ir jie yra iš kaklo, žmogus skųsis kaklo skausmais. Jis nežinos, kad ten pilvat gal kažkiek ten ir skauda, gal jo iš viso netgi to skausmo nebūtų. Bet žmogus ateis pas mus, kad skūsis su kaklo skausmais. Kaklo skausmas yra visais atvejais kompensacinis mechanizmas. Jeigu tai nebuvo jokios traumos, jokio susimušimo, kaklo skausmai yra tik tais pasiekmė. Tai jeigu jūs turit kažkokius skausmus kakle, apykaklėse, turėkite omenyje, kad problema bus kažkur giliau. Dažniausiai krūtinės ląsta, diafragma arba kažkas tai tokio. Raumenų įtampa lygiai taip pačiai. Gali būti dėl emocinių kažkokių tai apkrovų, egzaminai, darbas, deadline'ai, visokie, kur reikia čia ir dabar padaryti, arba mes su perfekcionizmu negerai padarėm, reikia padaryti, žodžiu, ir taip deginam save, kol galiausiai gal ir gaunam rezultatą, arba ne, ir, žodžiu, save pasmerkiam baisiai daliai. Taip, toliau, vėlgi, emocijos, kūno struktūra ir biocheminiai procesai, tai yra vadinama sveikatos triada. Ir visi šie elementai turi būti vienodai viename lygyje. Dabar matote, ne? Daugiausiai, kaip sakant, žmogus turi kažkokiu emociniu sutikimu. Vadinasi, struktūra ir biochemija kompensuoja tą visą sveikatos triadą. Daugiau, kaip sakant, kūnas įsitempia ir bando tą kompensuoti. Kažkaip žmogus kažkokia veikla užsiima kitokia, bando, sakyti, organizmas visus ima savo resursus, turimus vitaminų, kad palaikytų tą visą homeostazę, bet žmogus dėl emocinių, tarkim, niuansų dažniausiai būna mitybė suprastėja, mažiau valgo, apetitas būna mažesnis. Ir taip kūnas pradeda kompensuoti su savo turimais resursais. Bet tai yra laikina. Kiek tai truks? Dažniausiai neilgai, kol jau prasidės tikrai skausmai ir jau žmogus sakys, kad jau viskas reikia kažkur tai kreiptis. Bet stenkimės, kad nereikėtų savęs nuvesti iki tokio lygio, kad jau nebegalim kęsti visiškai skausmų ir jau tik tais tada ieškom pagalbos. Nes žmonės ateina pas mus tik tais tada, kai jau skausmas nebedingsta ir žmogus pas nieko nebegali padaryti. Tai tada jau atsistatymas užtrunka šiek tiek ilgiau. Taip, psichosomatiniai disbalansai, stresas. Pagrindinis streso hormonas žinomas, teko girdėti, kortizolis, teisingai. Jisai yra svarbus ir jis yra reikalingas, bet dažniausiai būna 3-4 kartus viršina normą. Kartu su kortizoliu atsiranda ir histaminas. Jis irgi yra labai svarbus, tik tais turi būti tinkamas jo kiekis.
nes būtent šie hormonai padeda mūsų kūnui atsistatyti, gyti po kažkokių tai traumų, bet kai jie būna per didelis kiekis, automatiškai visą tiek hormoninę, tiek nervinę sistemą išveda iš pusiausvyros. Ir to pasiekoje gali atsirasti įvairūs lėtiniai susirgymai, gali netgi autoimuninės lygos atsirasti. Jau kai autoimuninės lygos atsiranda, tada jau fiziniai skausmai būna su jais sunkiau susidoroti, nes visą laiką tos įtampos bus sugrįžtančios. Nes reikia pirmiausia tvarkyti su autoimuniniam lygom. Tai reiškia žiūrėti stresas, kortizolis, histaminas, kodėl jie didėja ir ieškoti, kokie yra iš tiesų trigeriai, kad tas kortizolis su histaminu yra tokia didelė. Taip, toliau, iš emocinės pusės dar yra labai svarbu traumos atminties mechanizmas. Ar teko kažkam girdėti apie tokį dalyką? Taip, nu ir kas tai galėtų būti? Ar jis realus, norėjau pasiklausti? Traumos atminties mechanizmas, be abejo. Taip. Puikus pavyzdys, tarkim, turim krepšininką, jisai varžybos žaidžia, ne? Ir trauma, dažnai pasitenkinti, čiurnos nykstelėjimas, plyšo raiščiai, sakant, sezonas uždarytas, operacija, reabilitacija. Atsistatymas puikus, pakartotiniai tyrimai radiologiniai, viskas idealiai sugijo, jokio skausmo net nejaučia žaidėjas, visus pratimus, viskas puikiai, kaip sakant, atlieka. Treniruočių metu viskas super, gali grįžti į varžybas. Grįžta į varžybas ir vėl. Prieš tą patį, tarkim, žaidėją, remačas vyksta ir vėlgi jam 1-1 ir prasideda niuansai. Nervinė sistema jau prisimena tą trauminį momentą. Tuomet nervinė sistema padaro hipotoniškus tuos raumenis, kur buvo trauma. Taip apsaugodamas save ir kartu žmogų, mus, kad nepatirtų to streso, kurį patyrė. Tai yra visas skausmas, reabilitacija ir iškritimas, kaip sakant, iš viso to žaidimo. Ir taip tai egzistuoja ir tiesiog gydymas ir darbas su tuo yra šiek tiek kitoks, nes reikia ir nervinę sistemą stimuliuoti taip, kad nervinė sistema nebematytų to kaip trigerio ir kaip problemos. Reikia tą patį momentą kartoti maždaug 40 kartų, kad nervinė sistema nebebijotų ir nepadarytų hipotoniškais tais raumenim. Nes kai būna padaro hipotoniškus raumenis, tada žaidėjas jaučia baimę ir jau atsiranda skausmas. Ir jis jau nebetlieka to žaidimo, kokį galėjo atlikti. Ir jau jo potencialas smarkiai mažėja. Tai jau čia iš neurologinės pusės kyla niuansai, kada reikia su tuo dirbti ir tvarkyti. Vėlgi, kas gali padėti? Iš mūsų pusės įvairios mobilizacinės technikos, rekomendacijos tiek mitybos klausimais, vitaminų ir papildų klausimais, taip pat aišku, bet mes reikalavom ir tam tikrų kraujo tyrimų, kad mes žinotume, ko jums reikia ir kad nebūtų spėliojama. Taip, iš simptomų galima spėti, bet kaip jau minėjau, kūnas sugeba kompensuoti viską ir galima galvoti, kad ten trūks kalio arba magnio, bet iš tiesų jo yra norma. Bet kodėl tada raumenys vis tiek traukia? Dažniausiai tai magnį vartojam tada, kai būna raumenų mėšlungis, taip? Bet, sako, vartoju, bet vis tiek kaip traukia, taip traukia naktį man tos raumenys. Vienas iš epizodų tai yra dėl veninės kraujotakos sutrikimo. Magnis visiškai ne prie ko. Ir mes ieškom, žiūrim, kodėl ta veninė kraujotaka sutrikus, nuo kur jinai gali būti sutrikus. Automatiškai ta veninė kraujotaka įtakoti gali ir biomechanika, sutrikimas, dubens pakreipimas, funkcinis kojų ilgių skirtumas, nes sėdimas darbas, raumenys įsitempia ir ta kraujotaka tiesiog smarkiai suprastina. Taip, ir ta pati sveikata vėlgi kompleksinė yra pas mus, mato, kiek jų tų sistemų yra labai daug ir mes tas visas sistemas turim žinoti, išmanyti ir apimti į vieną. Ir kai yra žmogus turi kažkokį tai simptomą, problemą, skausmą, nėra taip, kad mes tik žiūrim į vieną vietą. Skausmas peties sąnaryje, jeigu žmogus neturėjo traumas, problema gali būti ant su dubiniu ir visai kitoj vietoj. Ir mes turim, bet čia yra visas holistinis požiūris, kada mes visas tas sistemas apimam į vieną, visas tas sistemas išsitiriam ir tada žiūrim, kuri sistema netinkamai veikia ir kuri gali kelti problemų. Nes kūnas adaptyvus. Kaip kalbėjom, kad sveikas žmogus tas, kurio kūnas, organizmas sugeba adaptuotis. Jeigu nesiadaptuoja, tada ir prasideda visi skausmai. Nes kūnas prarado gebėjimą save gydyti ir prisitaikyti. Na ir dėl to svarbiausia, kad gydyti ne simptomą, o suprasti visas tas sistemas ir gydyti priežastį. Taip, prašau. Norėjau paklausti, o kiek teisybės yra, kad kai kurie neva tai organai realiai
Vėliau su dirbant galima, ne va tai čia matom, Facebook'ose Taip. galime ilgalaikį kažkokią trauminę patirtį, nuo vaikystės, kuri ten kur nors, nežinau. Taip. Vėlgi, holistinis ir klasikinis požiūris. Klasikiniam požiūriui šito, ką jūs sakot, visiškai nėra, to nemato, bet holistiniam požiūriui, kadangi kūnas yra globalus, yra. Vat kaip minėjau, pati diafragma, emocija viena iš pagrindinių baimė gali būti. Baimė bet kam. Baimė neras darbo, baimė būti atleistam, baimė nepadaryti kažkokių tai deadline'ų greičiau ir visa kita. Jų yra labai daug. Ir ta emocija, viskas kyla iš neurologinės pusės. Mūsų neurologija turi, kaip sakyti, 3 lygius. Vienas pagrindinis jų yra pirminis, tai yra pagumburis. Pagumburis kontroliuoja tiek simpatinę ir parasimpatinę nervų sistemas. Parasimpatinė jinai atsakinga už atsipalaidavimo ir virškinimo funkciją. Tai būna kartais prastas miegas, prastas virškinimas. O simpatinė dažniausiai pas visus būna užhypinta labai smarkiai, nes jinai yra už fight or flight režimą atsakinga. Ir tada įtampos raumenų nedingsta niekada beveik. Pramasažuoja, savaitę gal net nepraėjo ir vėl sako, viskas sugrįžo. Vadinasi, yra dirgiklis kitoks. Gali tai būti ir mechaninis, jeigu žmogus ten avariją turėjo, traumą, lūžį, nu taip, tai tada jo. Bet jeigu ten šeimoje vyras skiriasi kaip pavyzdys, tai dar ten su vaikais būna niuansų, tai automatiškai viską ant pečių žmogus viską vienas neša ir tikrai būna. Tai va. Tai ačiū uždėmesį, tikiuosi šiek tiek praplėčiau požiūrį į žmogaus kūną ir linkiu visiems būti sveikiems. Ačiū.